Henrikai, gal pats turi mėgstamiausią kombinaciją, kurią mums parodyti visi paslaptingai slepia. Ar turi kažkokią kombinaciją? Dabar yra populiarus vaizdelis internete apie vieną sensėjų. Tai jis gal mane įkvėpė kai kuriem judesiukai. Prašau, judesiukai. Aplodismentai. Daug laiko praleidžiu su šeima, sporto salėje, žinoma, praleidžiu didelį dienos dalį. Treniruoju, pats sportuoju, pats daug laiko stengiuosi tobulinti savo techniką, tobulinti smūgius, veiksmus, žiūriu daug vaizdinės medžiagos, bet daug laiko išeina šeimai. Myliu savo dukrą, myliu savo žmoną, tad visur važiuojam, visur viską veikiam ir man tai prideda daug moralės taškų. Akvilė, žinau, kad pirmą kartą su dukrele atvykot pažiūrėti savo vyro kovos. Kaip jaučiatės? Šiaip viskas normaliai, visada stebim per televizorių ir visada palaikom, didelis palaikymas, bet dabar tai ypatingai gal toks geresnis, toks tiesiog smagesnė aura, kai va ir dukrytė kartu, ir Henrikas kaip tik labai džiaugiasi, va, kad dukra ateina ir palaiko jį. O pačia ar nėra baisu, ar nėra to jaudulio tokio didelio stipraus? Oi, niekada jo nebuvo. Niekada? Ne, mes per varžybas kaip tik susipažinome ir niekada to nebuvo ir kažkaip dar daugiau aš jį palaikau ir visada siekiu, kad tik kuo toliau jisai eitų ir kuo geriau parodytų, ką jis sugeba. Ar žadėjai kiekvienas kovas imti savo dukrelę? Oi, taip, mes buvom ir 3 mėnesių, ir 6 mėnesių, ir 8 mėnesių. Tai turbūt bus nuolatinė lankytoja ir nuolatinė sirgalė tėvelio. Taip, tikrai, nes jinai jau visada palaiko ir per televizorių žiūri ir tikrai jau sakau, va, tėtis, tai dar ir rankom paploja. Henrikai, sakom tau, parodyk, ką gali, nes mes žinom, kad tu kietas. Henrikas Vikšraitis. Begalinis žiūrovų palaikymas, taip pat ir žmona sėdi ir serga už tave. Ką norėtum pasakyti savo žmonai ir visiems tiems, kurie taip sirga už tave? Ką žmonai? Aišku, žmoną myliu, ypač myliu savo dukrytę, kurie visą laiką ateina man nuo pat gimimo palaikyti kiekvieną KOK turnyrą. O visai chebrai, kuri mane palaiko, noriu sakyti ačiū! Ačiū! Birželio 16 dieną Klaipėdoje, Švyturio arenoje. Bushido turnyras KOK Special Summer Edition. Viename ringe susitiks stipriausi Europos kovotojai. Pagrindinėje vakaro kovoje Tadas Jonkus. Grand Prix ketvertuke Lietuvą atstovaus Martynas Danius. Visa informacija internete bushido.lt. Bilietus platina Bilietai.lt. Tu turi tai pamatyti.